Labadiena, mėly Facebook'o draugai. Trečioji, dabar nežinau, ar ketvirtoji svaiginančios sėkmės susilaukusių žinių laida. Truputėlį bus elementų detektyvo, truputėlį bus elementų ir vaikų pasakų, bet iš esmės tai yra žinios. Pradėsiu nuo daktaro Watsono ir Sherlocko Holmso. Visi puikiai žinom, tai yra Artūro Conan Doilio romano ekranizacija. Ir tarp kitko, geriausia ekranizacija ir to pasėkoje buvo prie Artūro Conan Doilio namų Londone pastatytas natūralaus dydžio Sherlocko Holmso visas paminklas, statula pagal Filmo ir aktoriaus Livanovo prototipą, bet to gink dieve negalima sakyti, nes taip pat nukels lietuvių kilmės anglai tą skulptūrą. Ir žodžiu taip, daktaras Watsonas, jis tikrai buvo gydytojas ir jisai matė amžinai rūkantį Holmsą ir vis įspėdavo apie rūkymo žalą, tačiau jo argumentai nesuveikė. Tada Watsonas nusprendė imtis chuliganiškų metodo, paėmė Holmso pypkę ir vis įsikišdavo ją į užpakalį, kol nematydavo Holmsas, padėdavo ant stalelio, bet Holmsas vis tiek rūkė. Jis visą savaitę kaišiojo pypkę į užpakalį, o Holmsas rūkė toliau. Watsonas mėnesį kaišiojo pypkę į užpakalį, o Holmsas rūkė toliau. Ir po mėnesio Watsonas suprato, kad Holmso jis neįveiks, bet be pypkės užpakalyje jis gyventi jau nebegalėjo. Ir šitą situaciją man primena Lietuvos tokius truputėlį politikus, visuomenės veikėjus, kurie mums aiškindami dėl savanaudiškų kažkokių paskatų apie kažkokį artėjantį karą, apie okupantą ant slenksčio, jie patys tuo pradeda tikėti. Jeigu prieš 10 metų dar paklaustum žmogaus, kaip čia Lietuva sukariautų tą karą su Rusija, tai pasakytų, ar tu durnas, blemba, koks čia atstumas nuo tavo dabar, kur stovi vietos iki Žiegždrių ar Švėkšnos. O dabar jau kažkaip labai nuoširdžiai visi pradeda tikėti. Aš žiūriu Ukrainos blogerius, kurie pasakoja apie viską, karo tos įvykius. Ir jie sako, be abejo, tas karas nebuvo staiga perkūnas iš giedro dangaus, jis buvo ilgą laiką link jo einama, aptarinėjamos jo sąlygos. Ir jie sako, kaip nepasižiūrėjo Ukrainos valdžia į žemėlapį, kokią didžią Rusiją, kokią Ukrainą, kokio dydžio populiacija vienos kitos šalies, koks ekonominis potencialas, koks karinis potencialas ir taip toliau. Ir pasirašė tokia avantūrai. Tai, žinot, jūs pasižiūrėkite į žemėlapį į Lietuvą ir Rusiją. Ir truputėlį gal išlakstys jums tas iliuzijų rūkas, ten tos visus patirtis. Netoliese čia Aleksote dirba tokie labai jauni vyrukai, ukrainiečiai. Vienas 20-metis jau ruošiasi tuoktis, nes jo mergaitė laukėsi antro vaiko. Įsivaizduokit, koks yra nacijos gyvybingumas ir reprodukcija. Ir jo tėvas, kaip jisai vaidina, dronavodas. Reiškia, jis yra inžinierius, bet dabar yra fronte, kariauja ir valdo dronus. Tai sako, jeigu ne kiekvieną savaitę, tai mėnesį rečiausiai yra kažkokie dronų patobulinimai. Valdyme, ten ar pačioj konstrukcijai. Ir tai įsivaizduokit, tai yra tokio progreso karinės priemonės. Rusai kariauja jau 200 metų turbūt be perstojo su savo visa patirtim. Ir mes taiga, Pilypai iš kanapių, kaip sako kariuomenės vadas Vaikšnoras, galutinis mūsų tikslas yra Maskva. Tarp kitko, aš ilgą laiką maniau, kad Vaikšnoras yra toksai, tiesiog karjeristėlis, toksai eilinis, kuris šneka tą, ką reikia. Jeigu reikia nusišnekėti, jisai labai uoliai nusišneka, nes turbūt jau žinot jo tos nusišnekėjimus. Bet aš dabar galvoju, kad jisai turbūt nuoširdžiai galvoja to, ką šneka, kad ten bus tie pilni grioviai lavonų ir kad reikia sukariauti karą su Rusija ir kad galutinis tikslas Lietuvos yra Maskva. Tai įsivaizduoju siaubą. Tokio adekvatumo mąstymo žmogus yra kariuomenės vadas. Koks yra liūdesys valstybėje. Ir kada į realiai pralaimėtą karą ar beviltišką karą yra metamos milijardinės lėšos Lietuvos žmonių. Kada Lietuva neturi naftos kaip Azerbaidžianas, dujų kaip Norvegija ar ginklų eksporto kaip Izraelis, Lietuva turi grūdą, Lietuva turi pieno lašą. Ir tas grūdas lietuviškas, kuris labai per kraują ateina, yra ir nafta, ir dujos, ir ginklai. Ir dabar tuos kruvinai uždirbtus pinigus milijardais mūsų neatsiklausus valdžia
siuntinėja į beviltiškus svetimus karus. Koks tai yra chamizmo laipsnis. Ir tik nereikia pasakot, kad čia kažkas už kažką kariauja. Mielieji, mes, ar kitaip tariant, Lietuvos žmogus, niekam nieko neskolingas. Jis neskolingas jokiai kitai valstybei nieko. Jokiai kitai tautai nieko neskolingas yra Lietuvos žmogus. Ir iš psichoterapijos pozicijų pagrindinė psichopato savybė yra ieškoti kaltų aplinkui. Jis pats visą laiką nekaltas, kalti tik tai visi aplinkui. Ir dabar aiškina, kad nepakankamai isterikuoja kai kurie lietuviai ir per mažai ir jie labai dėl to yra kalti. Taigi, mylėjai, nepasiduokite tokiam dalykam, mes niekam nieko neprivalom ir mes niekam nieko neskolingi. Taigi, toks yra, jau geriau tegul mūsų Dianos sutuoktinis uždusina iki mirties Volodimirą Aleksandrovičių savo glėbyje, nes dabar jis tik tai tame glėbyje randa savo kažkokį politinį prasminimą, bet netaško tokių pinigų. Jeigu ten kažkokiu savanorystės principu, tai gal siuntinėjai ten kiek nori ten pinigus kovoti, taip kurie ten nueina, čia jau kitas reikalas, bet kad taip taškyt mūsų visų krūvinus pinigus, neaišku kam, tai yra baisu. Taip, kriminalinės kronikos. Dėdė amžinatilsį Jeffrey's Epsteinas pridarė visokių eibių ir dabar dalis jo dokumentų yra publikuota. Daug kartų paminima Lietuva, na ir Lietuva ne tik tai grūda ir tą pieną turi, pasirodo, turi tokių perspektyvių moterų Lietuva. Ir labai įdomus toks būtų fenomenas, kad generalinė prokurorė, kuri išrinkta antrąją kadenciją, reiškia dirbo gerai, na tikrai yra kuo pasidomėti. Nematau aš ten kažkokiu ten labai stebėtinų dalykų, seni pasakiškai turtingi dėdai, pasakiškai takingi dėdai, jiems tas seksas savo mėgamajam, dviguliai su savo bobutė darosi nuobodus. Ir aišku, jos patraukia ant jaunų gražių moterų ir dar ant egzotikos, kad ten būtų ten balerina ar ten kažkokia ten dar kitokia manekenė, bet ten tikrai pagal tos dokumentus yra ir nepilnamečių išnaudojimo elementų, tikrai yra labai tokių ant kūno sužalojimų artimų žaidimėlių, nors daugeliu atveju tai yra grynas pirkimas tų paslaugų, ten per daug klasta ar kažkokiais psichotropais nebuvo paveiktos tos moteris, ypatingai lietuvaitės, jos visos buvo, kaip sakyt, nupirktos. Bet tikrai galima žiūrėti prekybos žmonėmis elementų, tikrai galima žiūrėti sutenerystės ar prostitucijos elementų ir jeigu Lietuvos prokuratūra uoliai pratylės, kaip ir jau įprasta darosi rimtuose klausimuose, na tai čia lėšos ten yra milijoninės, tarp kitko, nukrypis į šoną, man inkriminuojamas 348 eurų kyšis, įsivaizduokit, ir dar ne pats didžiausias, dar mano kolegai inkriminuojamas 200 ten kažkiek tai. Ir atspėkit, kiek iš to grinų pinigų? 3, 2, 1 tadam, nei 1 euro. Prokuroras įtraukė ir pasvėrė keramzito kilogramus, durpžemio kilogramus. Suskaičiau kiekvieną tulpės svogūnėlį, įsivaizduojat, mūsų prokuratūros kokia veikla. Ir aš stebiuosi. Na, pavyzdžiui, ligoninė. Yra ten žmogus kažkoks nepatyręs gydytojas, nepakankamai įsigilinęs į situaciją ir pasiūlo kažkokius tai ten, kažkokį tai gydymo metodą, bet yra skyriaus vedėjas, yra kažkokie autoritetingi patyrę žmonės, yra klinikos vadovai. Tai pasako, klausyk tu žioplelė, nešnekėk nesąmonė, tas žmogus neatlaikys to gydymo, ar ten kokios operacijos, ar nepagimdys ir taip toliau. Jis nuramina vietą. Tai mėly Klaipėdos prokurorai, negi jūs nėra kam nuraminti prokuroro Blinstrubio, kad jisai nustotų sverti keramzitą. Nėra iš jūsų tarpo kažkokio autoriteto ir pasakytų, klausyk, tu nedaryk mums gėdos su savo tau keramzitu, kad tu neturi ką veikti. Ar jūs ten visi Blinstrubiais tom to Volkerio Teksaso Rangerio žvaigždėm ir tom jokingom suknelėm ten repetuojate Helovyną? Kas ten yra per nesąmonę? Gerai, viskas. Baigiu šitą. Tai žodžiu, Jeffrey Epsteino byla byloja, kad nieko baisaus Lietuvos krepšinio rinktinės ar futbolo rinktinės nesėkmės ar nuosmukiai, Lietuva dar turi kietų merginų.
Taip, sporto naujienos. Sportas čia nieko įdomaus nevyko, kai kur laimėjom, kai kur pralaimėjom. Vanagas nieko šito klausimu nesakė. Tiesa, džiazu dar nepasuko skirtingais keliais. Klimatas, tikrai turbūt jaučiat baisus atšilimas. Iš tikrųjų, tas klimato atšilimas yra kritinis. Tiek tos karvės pribezdėjo. Nu, yra baisu. Ir tas karvių bezdėjimas, jisai ne tik tai mūsų atmosferą šildo, jis šildo visą kosmosą greičiausiai. Reikėtų labai rimtai to užsiimti. Ir dabar dar turbūt nepareklamavo, bet greitai pareklamuos Andrius Mamontovas specialias kelnes, kurios padės fiksuoti užspausto pirstelėjimo funkciją. Reiškia, mylėjai, jeigu jūs, pavyzdžiui, dabar kol manęs klausėt ir driokstelėjot, bet jūs tą driokslėjimą būtumėt užgniaužę, jums būtų papildomas balas ir tada, kažkokia Lietuvos valstybė užskaitytų kaip, kažkokį tai teigiamą momentą ir senatvėj pridėtų 1 balą, kaip sodros bus balai ir ten kaip toliau. Taigi, baisus klimato atšilimas ir jis tęsis toliau ir, mylėjai, jeigu ne, ir stenkitės iš paskutiniųjų kažkaip tai užgniaužti tuos tokius žarnyno spazmus pojūčius ir kažkaip tai vengti karvių, nes tai yra tikrai labai blogi gyvūnai, baisu, ką jie daro ir iki susitikimo ateityje.